Važiuoja. Čia ir parduotuvė. Jasne. Gerai. Ką, vandens? Ką daugiau, nieko labai nereikia vandens. Gal antrą paimti? Traškyną tai baisiai. Reikia įdomu. 91, 98. 98 gerai. Voratinkliais apėjai. Bebezin čia ir veikia kažkas. Turi veikti. Nu, aš pirmas. Pažiūrėsiu, išbandysiu. Smirda benzinų. A, jau suveikia. Suveikia? Atrodo, kad 20 metų nenaudotas daiktas. Įdomu, ko čia įspirsiu. Nieko gero. Tai dabar rodo 3 valandas, 2,5 važiuoti iki to miestelio. Ir viskas? Ne, iki to apleisto miestelio. Ir paskui gal valandą kokią su biškiu, ten kur mėgosim. Jo Beroną. Vėl gert noriu. Reikia kuprinytę su vandeniu. Aha. Arba reikia negerti iš vakaro. Reikia, bet ne tiek. Bet skanu buvo. Nieko negaliu sakyti. Čia iki Keipsų 20 km. Sustojau aš biškį. Kur sustojam? O, kažkur tai... Tai kur matysi, čia galėjom stoti. Dar koks biškiai nuvažiavimas nuo kelio. Slidus iš tom padangom.
Visiškai nestabdo, visiškai nestabdo. Ir čia, blėt, sulindo šito. Ai. Tokios maišai sumesti. O kiek prisodinta eglių, pušų, ko tenai kairiai, toliau. Aha. O ir davažiavom eglės kažkokius. Reikia retinti jau, kas antrą pjauti. Salaką primena. Bet mažutis. Ne? Tik pagalvojau, kaip mes Mobatą pamatysim. Nu. Auras kaip išsakytas. Ką, važiuojam toliau. O, va čia tai iškirsta. Aha. Prisodinta jau? Ja. Nušluota tiesiog. Žinai, kur važiuot? Dešinėn? Aš nežinau, man nerodo. Jo, va, matau tą ženklą. Jau, čia šitas prasideda kelias. Blue Mountains. Modern Colony. Ištaristaka. No fuel, no fix. Kiek no fuel kilometrų? Tiesiog parašyta. Čia dabar matau apie 100 kilometrų iki to miestelio. Apleisto. Tai matai parašyta, turėt su savim maisto, vandens, kanistrą. Tai iki šito miestelio būdavo tiesus kelias nuosinėjus atvažiuoti. Tiesus kelias? Jo, kol vyko tas visas sidabro šitas kasimas, miningas, tai buvo lengva davažiuoti, nežinau, gal traukiniais ant važiuoti, aš nežinau. Bet dabar užtvenkė, prasidėjus ir čia užtvenkė, padarė užtvankas, tai pagrindinis vanduo Sidnėjaus. Ir dabar aplinkui reikia važiuoti, kaip mes važiuojam. Sargiai. Aha.
kai čia pašyta pasažystą, kai buvau, tai jisai čia varydavo, sakė, čia nesuparašiau, varydavo vaikystėje, tipo, su tėvais, kempint šitą stovyklavietę, tai sakė, visuose akmenukuose gali rasti sidabrą. Taip tu? Ja. Bet per sunku išekstraktint. Aha, per brangu ištraukti. Ja, tai tiesiog palikti, galima bus pasižiūrėti. Bet sakė, yra ir šachtos, galima lyg ir užeit pažiūrėti. Bet ten nei gyvos dvasios nėra? Nu, tipo... Kada ten apie 930 gal ten kai baigęs viskas. Ir apleistas ir liko miestelis. O, nutrenktas. Bet 70-ais kažkokią bobą nupirko ir atstatė. Nu, tipo, biškį atrestauravo. Tai senas pastatas yra, dar ten kažkas. O pačiam pike, man atrodo, 2000 žmonių ten gyvena. Geras. Kiek kilometrų rodo? 5-6. Aha. Valandą 3-5. Šernas nupystas. Ai, nu. Statybėlė. Aš kažkaip net nežinojau, kad čia jau Blue Mountains tipo skaitosi. Tas nacionalinis parkas. Pravažiuosim? Čia nebus gilu, tik tiek, kad čia akmenys. Na. Duobė kokia netikėta gali būti. Va čia šona. Čia? Nu, ne, šitais akmenim, ant kurių stovi maždaug. Nesimato. Tau sunkiau biškį. Tai šlapt kojas reikės ir tiek. Gerai, padaryti. Kas ten burbuliuoja taip? Prisėmei? Biški. Trumpai. Dažtas neprasisuka ratas, neapipurškiau? Ne? Dar vienas, bet irgi geras. Oho, kaip krata.
Lemba, čia biški gilu. Kojai, ne taip. Kairiau buvo biški aukščiau. A ne? Ei! Kas dabar? Nei čia greit važiuot, nei čia lėtai. Tau atsiklijavo ta lipa. Ne, nieko nelaikė. Tuoj dėžį pameši. Nežinau, kaip turiu. Tarp to akmens ir rasta. Vienas kelias. Per lėtai nevažiuok. Easy. Šlapia. Kitą koją sušlapau dabar. Dabar jasna, kodėl tas kaimas apleistas. Nu, Kas čia kurva gali gyventi. bet jau turėtų būt gal nebelabai toli. 8 kilo. Gal lemba pusvalandis toks. O. Aš atvažiuoju iš priekio emocijas. Ai. Senis. Kaip plasmasės nupyslių. Čia ten yra, ne? KTM-ai. A, KTM-ai dar. 3 motai. Vastrovas, ne? Šeštadienis jau biškį susitinki su maniu. Vakar tai nelabai. Lemba toks dulkėtas stikliukas, kad jau nebelabai matau prieš saulę važiuodamas. Tai čia daryk. Tada kvėpuoju labai dulkiam. Irgi negerai. Bet kai atsidarau, tai kaip HD vaizdas pasidaro. Eina naktį, kiek akmenų. Ženklą nuvarysiu. Gyvena kažkas. Gyvena? Tuoj atvažiuosiu.
Pažiūrėsiu, ką čia rašo iš vis. Buvo ir oro uostas. Tu nusakai dešinę? Ne, aš biškį sustojau prie ženklo paskaityti. Čia nieko nėra. Mes dar gal ne čia. Ne visai gal čia. Čia atrodo kaip privatu. Ten buvo žemėlapis, reikia pasižiūrėti. O tu ten, kur toliau nuvažiavai, ten kas ten? Nieko. Važiuojam ten dešinė ant to. Nu tai va, namas eksponatas tipo sugriuvis. Jarandėri, Road, Scotsman Range. Street. Gal čia kažkas? Čia, man atrodo. Va, čia oro uostas, Airstripas čia būdo. O, geras. Čia vėl miškas, nieko čia ne. Ne, turi kažkas tai būt, manau. O gal ir ne, nežinau. Važiuojam. Aš čia. Aš vienas. Tai čia. Ten toliau tada kažkaip dar galima gal nuvažiuoti. Mining sites. Tai va, pavažiuojam priekin. Nes ten, blema, kai žiūrėjau, ten yra kažkoks tai žalias nemažas namas, bet ten kažkas. Kažkokiais agurkais šviežiais paduoda. Bažnyčia iš... Nu tai kaip ir čia, tik tai kažkaip tenai reikia nuvažiuoti. Ten nelabai suprantu. Kas čia? Airstrip. Ne, tai čia negalima. Tai kad čia nieko nėra. Blemba, tai tikriausia ten ir bus, tik tai kažkaip reikia įvažiuoti tarp tų namų, aš nelabai suprantu, nes ten turi būti pikniko, šitas stalas, dar ten kažką tai palapinės galima pasistatyti. Va čia man rodo per šitą Private Town Campground, toliau biškį rodo. Tai važiuojam čia iki campgroundo, atsisuksim, važiuosim. Nu, namas žalias. Čia ir bus kažkas. Tai čia gali kempinti atvaryti? Jo, čia galima kempinti. Jo, va. Fainais kempingas, ką? Tai va čia va šitas Private Town. Silver Mine. Bankas. Pasistatom tenai. O, žiūrėk, kengūrų.
Biški tinginys suėmė. Nebus lengva važiuoti atgal. Jo, čia paštas buvęs. Bet čia šitas miestelis, tai čia platesnis buvo, tikriausiai nuo ten, kur... Jo. Tai vis tiek 2000 žmonių, tai kiek 300 namų turi būti. No. Kaip skaudžiai. O, blėt. Net nemačiau. Net nežinau, ant to užvažiavau, ant tokio akmens. Kiek sakei rodo? 2 valandas? Aha, 100 kilų. Normal. Tik nepalėtink. Easy. Nu, biški drąsiau antrą kartą. Aha. Va, dar bus vienas lyg yra, ne? Bus. Įdomu būtų pavažiuoti su Afrika automatinė. Aha. Biški mažiau galvot. A ką daryt, kai kūmas nudvėse? Jump start. Su šituo starter boxu. Reikia vežiotis. Jo. Bet nuo tą iš dulkių daugiau, man atrodo. Kaip sakai? Tu daugiau dulkių keli. Galėt, žinok, aš už tavęs važiuodamas, aš irgi ten... Tu arti pakankamai važiuoji. Tai Jo, dulkėse. Aš už tavęs, kai važiuoju, irgi net labiau nematau niekam. Sorry. Kas čia va per ženklas? Sustok. Pažiūrėk. Kolong Station. Va, ne, Oberon rodo tiesiai mum? Pažiūrėk, kairien, va tas geltonas. Jo, jo. Markeriu dar rašyta, Oberon. Biškis atslapau. Man irgi taip pat šipšonan vetė. A tai kai važiuoji 5 mocai kokie, tai išvaizduoju kiek dulkių. O. 4 jau pysi. Duobė. Net avarinis mirksi. Pas tavę ar pas mane? Pas tavę. Gal kad greit stabdai? Gali būt. Kas čia barška? Čia gal kojelė? Kalnan maloniau lipt negu pakalnan. Čia bala kažkokia. Šitą didžioji. Ai, čia didžioji? Mhm. Bala. Mes po ten važiavom.
Dabar matos dugnas, kai mašina nevažiavo dabar jokia. Čia nieko baisaus. Šlapia. Nu jo, svarbu nemažint gazą. Tada bent jau tiesiai moto stovi. Sutenerį užgisau, vandens virš kelių buvo. Per lėtai važiavau. O koks dugnas, kas per dugnas buvo? Tai irgi pervažo, kietas visai, akmenys. Pildi batai šitie vandens iki sėdynę. Tai... Daugiau lyg ir nebus, ar bus dar? Liktai ne. Kažkaip atgal greičiau atrodo važiuojas, ne? Tu patį galvoji. Žinai, ką tikėtis iš kelio panašiai. Jo. Čia drąsiau tikrai važiuojas. Žymiai. Nu kurva, nenuobodus kelias šitas tikrai. Nenuobodus. Pasakys. Koks platus kelias čia dabar atrodo. Nu. Kas ten kengūrų tiek, ar viskas? Jo. O, ir čia. Pilna visur. Logika tik įstėts jau. Nu kažkas važiuoja, reikia bėgti. Na. Bambatas mojuoja. Tiesiog didelis šitas kengūras. Kokiu greičiu bėga? Ant 50. Oho, pilar. Čia kaip kokiai Latvijoje jaučiuosi. Jo. Faina. Tik tokias kengūras laksto. Nestirnas. Čia jau vėsų daros. Jau be 25, tai jau pradės ten. Where she in heaven now, you know. Yes. And she watches me. Yes, sir. She sees. Yes, sir. I just hope she's seeing today. Yes, sir. Watching this moment right here. Yes, sir. I really. Only reason I straighten up and start. Gal šiandien gausim šnycelę? Because I just want to see. Blet, labai tikiuosi. Nes jeigu vėl batonas, tai ir... Bet čia, Važiuosime namo. čia miestelis, čia bus gal ir kažkur kitur pavalgyti. Nemažas miestelis. Bet šnycelę tai norėčiau. Pagan. Ubagan. Everybody's doing so well. We give a chance. Kurią pusę suk? Kairė.
Ai, nu 9 kilometrai. Visai gražu dešiniai. Aha. Somebody came Ai, nežinai, per nuotrauką vis tiek nieko nesimato. Ne. ready to go. So I was raised where she in heaven now, you know. Other than that, I still be. Va ir mūsų hotelis karališkas. Kebab. Tai tipo taip reikės palikti motociklus, ar yra svečiam kažkoks kitas? Turėtų būt gal. Paklausim. Kaip pochui. Keisti įdomu. Šitas atrodo geriau. Turistų narys. 6. Vakar irgi 6 buvo. Mašau. Žiūrėk, krauklė. Čia kažkoks kaip kalėjimo kambarys. Nepagailėjo.